dabar tai, kas nebuvo išrašyta šio vakaro scenarijui, kaip ir visas šis vakaras yra, galėčiau pavadinti, improvizuotas draugų susibūrimas. Taip ir dabar scenoje du žalgiriečiai - direktorius ir kapitonas. Abu jie Pauliai. Prašom. Labas vakaras. Mes su Paulium atliksim tokią misiją. Norim pakviesti žmogų, kuris viso šito kaltininkas ir įteiksim simboliškai jam komandos marškinėlius. Tai visų jūsų pagalba kviečiam poną Tomkų. Pasakysim labai trumpai. Ačiū jum, kad mes išlikom. Labas vakaras, Lietuva. Palaikykit marškinėlius man. Ir labas vakaras kinų delegacija, kurią aš pakviečiau. Paplokim jiems. Welcome Chinese delegation to Old Capital Kaunas. Parodykite. Štai jie, mano nauji bičiuliai. Thank you very much. Paaiškinsiu, kodėl. Neseniai paskirtas ambasadorius Lietuvai, mes kaip tik susipažinom prieš kelias dienas su juo. Tai peršnekėm apie situaciją pasaulyje. Aš jam paaiškinau, kad mus puola tarptautiniai aferistai ir jisai pažadėjo, kad pasielgs kaip tame anekdote. Jeigu kas, Lietuva skelbia Kinijai karą ir jie $500 milijardo eina per Rusiją ant Lietuvos, kitas $500 milijardas per Europą. Thank you very much. Nusiraminkit, kariauti nereikės, ties mūsų sienomis padarom paliaubas ir pasidalinam. Vėl Lietuva, nuo Baltijos jūros iki Juodosios ar Mongolijos, išsidalinsim. Dabar, jeigu galima, aš trumpą ištraukėlę iš rytdienos savo straipsnio. Tiesiai iš redakcijos, nespėjau sutvarkyti. Taip, turiu prisipažinti, kad šie sportiniai marškinėliai yra patys brangiausi, kokius aš kada nors esu įsigijęs. Taip, tada dėl šito marškinėlių mano šeimoje jau kilo šiokių tokių nesklandumų. Problema ta, kad žmona Lina visuomet puošiasi prabangiau už mane. Mudu nuolat dėl to nesutarėm. Jis sako, kad vyras turi gražiau atrodyti, o aš jai sakau, kad moteris. O vyras turi atrodyti baisiai, kad jo visi bijotų ir nelystų prie žmonos. Manau, visi vyrai man pritars. Būtent dėl to dabar esu labai susirūpinęs. Jeigu man kostiumas kainavo 3 milijonus, belieka spėlioti, kiek kainuos žmonos suknelė. Turiu vilties, kad ji nepraras sveiko proto ir nuovokos. Antra vertus, turiu finansinių rezervų. Įdėmiai paklausykit. Ypač daug vilties pasipelnyti teikia Kauno dienos laikraštis, kurį įsigijo ir valdo Hermio turtingi berniukai. Kai jų dienraštyje prieš kelias dienas poetas Kęstutis Navakas parašė, kad mano milijonai skirti Žalgiriui keistai kvepia ir kelia jam įtarimą, aš iš džiaugsmo net rankomis suplojau. Žemindamas mane kaip rėmėją, Kauno laikraštis niekina ir savo miesto komandą, kuri neva tai išsilaiko įtartinomis lėšomis. Nuostabu.
Ta proga visiems pademonstruosiu, kaip galima greitai ir be vargo gauti pinigų. Aš kreipiausi savo advokatus ir jie jau paruošė Kauno dienai ieškinį už 9 milijonus litų. Kai tik laimėsiu bylą prieš šmeižikus, visus pinigus pervesiu Kauno Žalgiriui. Dabar viskas priklauso nuo Kauno teisėjų. Labai prašau jų nedelsti su bylų nagrinėjimu, būti savo miesto patriotais ir kuo greičiau suteikti man dar vieną progą paremti Žalgirį. O pabaigai pasakysiu vis dėlto žodžius, dėl kurių tikrai priešinsis pusė Lietuvos. Mama, kur esi šitoj salėje, ačiū, kad tu mane tokį pagimdėjai. Šiandien tavo gimtadienis. Sveikinu tave, sveikinu visas moteris. Laimės jums ir sveikatos. Ačiū jums.